Sveiki bičiuliai, na ką, dar viena diena ir dar vienas naujas projektas mūsų dirbtuvėse, tai yra Karma Revero. Ganėtinai išskirtinis ir retas automobilis atvyko į mūsų automobilių ir priežiūros atnaujinimo centrą Restore Fix. Istorija labai paprasta, automobilis yra nupirktas Lietuvoje užsienio klientų, kuris nori, kad jis būtų sutvarkytas. Tai yra įvairūs įbrėžimai, įdaužos, lako defektai ant šio automobilio yra akivaizdžiai matomi. Kadangi jo perdažimas yra ganėtinai brangi paslauga, o poliravimas neišspręstų visų minėtų defektų, todėl jis užsakė Restore Fix polimerinės dangos lako atnaujinimo paslaugą. Ir jums parodysime išsamei, kaip vyksta visas padengimo procesas ir kaip automobilis atrodo po atliktos paslaugos. Na ką, ir aš su šituo mėlynuoju delfinu keliauju į mūsų dirbtuves. Šiandien turime išskirtinį automobilį, kuriam atliksime Restore Fix paslaugą, tai yra atnaujinsime lako paviršių. Tam, kad atlikti šios darbus, prieš tai turime nuodugniai apsižiūrėti automobilį ir įsivertinti jo būklę. Tai yra įvairūs nudaužimai, įbrėžimai gilesni ir panašiai. Pradžioje mes nusiplauname kokybiškai, pašaliname visus nešvarumus, tai yra visus bitumo likučius, stabdžių trinkelių įsisenėjimus. Po plovimo darbų mes demontuojame numerius, tam, kad jie mums netrukdytų darbo eigoje. Taipogi demontuojame visus logotipus, ženkliukus. Šiam automobiliui demontuoti taipogi reikėjo veidrodėlius, kurie trukdytų atlikti kokybiškai paslaugą. Toliau apsiklijuojame žibintus, kurie nebus dengiami Restore Fix danga, taipogi visas chrominės detalės, tam, kad jų nepažeisti, rankenėlės, kurios irgi yra nedengiamos. Toliau visa procedūra yra atliekama šveitimo būdu, tai yra reikia sušveisti seną automobilio laką tam, kad įvyktų cheminė reakcija su mūsų Restore Fix danga. Tos darbus mes atliekame su štai tokiu šlifavimo padėliu, tai yra 6000 grubumas, kuris vos pašiaušia esamą laką. Tai yra jis jo nepašalina, nenuima, nesuplonina. Po šių visų šlifavimo darbų mes dar kartą automobilį plausime, šalinsime visus nešvarumus, kuriuos paliko šlifavimo diskelis ir jau tada ruošimės jau dengimui Restore Fix dangai. Pagrindiniai paruošimieji darbai šiam automobiliui jau yra atlikti ir galime pradėti Restore Fix polimerinės dangos padengimą. Restore Fix danga pilnai panaikina menkiausius įbrėžimus automobilio lake, juos užlieja ir padaro vientisą tolygų sluoksnį. Taipogi jis yra ženkliai atsparesnis visiems išoriniam veiksniam, tai yra ženkliai mažiau braižosi nei įprastas lakas, nes jis yra gerokai kietesnis nei visi įprastiniai naudojami lakai automobiliuose. Kuo skiriasi poliravimas nuo Restore Fix dangos? Poliravimas nuima lako storį. Automobilį galime mes poliruoti kokius 5-6 kartus ir vėliau nebeliks lako. O Restore Fix kaip tik jį prieaugina iki 10 mikronų. Pagrindinės Restore Fix savybės yra panaikinti seno lako defektus. Yra užliejamas naujas lako sluoksnis, kuris suteikia automobiliui gilesnį blizgesį bei atstato gamyklinę išlaidą. Na bičiuliai, jeigu ir jūsų automobilis atrodo prastai, yra šiek tiek subraižytas ir yra praradęs pirminę gamyklinę išvaizdą, ši paslauga yra skirta kaip tik jums. Be brangaus automobilio dažymo, be poliravimo mes turim galimybę padengti visiškai naują polimerinės dangos lako sluoksnį ir taip atnaujinti ir atšviežinti automobilio išvaizdą. Beje, visus metus Restore FX ir Clear FX dangoms yra taikomos nuolaidos ir išskirtinės kainos, todėl užsuk ir tu į svečius Restore FX Brazdžionė 25A Crown Kaunas automobilių priežiūros ir atnaujinimo centras. Laukia tavęs.